Man sunku yra vienas dalykas – atvykti į darbą. Aš gyvenu ten, kur negaliu dirbti. Tiksliau, aš gyvenu ten, kur kelionė į darbą užtrunka dalį dienos. Supranti? Aš gyvenu ten, kur negaliu dirbti. Čia nėra jokio darbo. Čia nėra prekybos centrų. Čia nėra jaunimo. Čia nėra padorų žmonių. Čia nėra hebros. Kaip hebros? Nu jo, nėra jokios hebros. Aš neturiu kur gyventi ir negaliu dirbti. Nes aš gyvenu už miesto, priemiestį. Aš gyvenu prie miesto. Ne prie miesto, jau čia tolokai iki miesto, supranti. Aš gyvenu tolokai iki miesto. Ir aš negaliu dirbti, nes gyvenu toli. Ir vienas iš dalykų yra tai, kad aš negaliu dirbti individualios veiklos. Aš negaliu dirbti pagal individualią veiklą. Nes tam reikia gyventi šalia pačiam mieste. Aš negaliu dirbti Volte ir Bolte. Aš negaliu dirbti Maksimui. Nes Maksimui darbas iki vakaro. Aš negaliu dirbti Maksimui. Aš negaliu dirbti prekybos centre. Aš negaliu dirbti pagal individualią veiklą. Nes man iki miesto, valanda. Man iki miesto valanda ir ne bet kada. O tik kartą per 1,5 valandos atvažiuoju autobusą šeštadienį, supranti? Lina, aš šito vaizdo įrašo netrinsiu. Atsisakau. Tai va, supranti, aš gyvenu ten, kur nėra darbo, nėra maisto, nėra parduotuvių. Aš gyvenu ten, kur nėra žmonių. Kitaip tariant, aš gyvenu kažkokioj tai Rusino planetoj. Pažiūrėkit, kaip Rusino planeta. Supranti, nėra žmonių, nėra parduotuvių, nėra gyvenimo sąlygų. Ir aš, čia turiu gyventi. Nėra sąlygų šitoj skiliai. Nėra sąlygų. Nei žmonių, nei darbo, nei maisto. Čia nieko nėra mano bendrabuty. Tai yra skylė. Skylė. Šitas bendrabutis yra skylė. Nes nėra nei maisto, nei darbo, nei žmonių. Nei maisto, nei darbo, nei žmonių. Šitoj skiliai nėra visiškai jokių civilizuotų paslaugų. Tai va. Šitoj skiliai nėra jokių civilizuotų paslaugų. Tai reiškia, kad aš negaliu suspėti į darbą, nes autobusas važiuoja kartą per 1,5 valandos. Kartais autobusas važinėja labai retai. Nėra darbo, nėra maisto, nėra parduotuvių. Nėra jokių servisų. Aš negaliu dirbti kurjerių. Tai va, aš jokiam kurjeriavime negaliu dirbti, supranti. Aš negaliu būti joks kurjeris. Man iki miesto valanda su autobusu. Koks dar Boltas ir Voltas? Kokia dar Maksima? Maksimui darbas baigėsi vakarą. Aš vakare kai Maksimui pasibaigė darbas, jau nebevažinėja autobusai. Aš neturiu namų. Aš neturiu namų. Kodėl? Nes man iki miesto valanda. Ir autobusas važinėja kartą per valandą. Ir aš neturiu namų, neturiu darbo, neturiu draugų realių. Todėl, kad niekur negyvenu. Aš gyvenu niekur. Aš gyvenu niekur. Aš neturiu kur gyventi.